Sveiki! Šiuo metų laiku geriausia pasakoti apie žaliąjį miesto rūbą. Tad šiandien ir pakviesime paklajoti po įvairias sostinės vietas. Ir ten, kur sutvarkyta žaluma tiesiog alma, ir ten, kur daugiabučių mikrorajonai nematė tvarkytojo ilgus metus. Dvi tolygiai svarbios temos bus liečiamos šioje laidoje. Pirmoji – tai didžiosios viešosios erdvės, parkai, poilsio teritorijos, į kurias renkasi žmonės iš viso miesto. Tai pavyzdžiui naujai sutvarkytas Bernardinų sodas Gedimino kalno papėdėje, tampantis tikrų miesto landšafto architektų darbo pavyzdžių. Iš manančių rankų netrukus turėtų sulaukti Vingio parkas, Reformatų ir Misionierių sodai, Sapiegų rūmų želdynai. Daug kalbų paskutinėmis dienomis vyksta ir apie didžiuosius Vilniaus regioninius parkus. Pažiūrėsime, kodėl čia galėjo įvykti aplinkosauginiai pažeidimai ir kaip dabar savivaldybė spartina reglamentavimo darbus. Bet žmonės nori pasiekti žalią erdvę pėsčiomis, kad ji nebūtų nutolusi nuo gyvenamųjų namų. O čia, tarp daugiabučių kvartalų, vyrauja tikra įvairovė. Ne biologinė, bet tvarkos įvairovė. Nes paskutiniais dešimtmečiais daugiabučių kiemai ir skvereliai valdžios buvo primiršti. Ir jei patys gyventojai nesitvarkė, tai valdžios visi pinigai keliavo tik į centrą. Kaip galima būtų apibūdinti tų atokiųjų mikrorajonų būklę ir kodėl jūs ėmėtės tokios, sakykime, nedėkingos situacijos tvarkyti tai, kas nėra iš karto akivaizdžiai pastebima? Mes turėtume neužmiršti, kur gyvena daugiausiai Vilniečių. Ir 60% maždaug Vilniečių gyvena rajonuose, kurios kai kas apibūdina kaip atokus rajonai, bet jie iš tiesų yra arti centro esantis arba santykinai arti centro esantis daugiabučiai gyvenamųjų namų rajonai. Tai yra ne centras, ne priemiesčiai, o būtent visas tas žiedas aplink centrą. Ir kai žiūrime į finansus, į išteklius, dėmesį skiriamą, tai matėsi, kad ilgą laiką tie rajonai buvo išmiršti. Ir mes dabar pradėjome ilgalaikę gyvenamosios aplinkos gerinimo programą, kurios esmė, aišku, yra ir transporto, ir kitų problemų sprendimas, bet taip pat yra ir tokios gyvenamosios aplinkos estetinio vaizdo ir erdvių viešų sutvarkymas. Vėlgi, mes čia stovime Europos aikštėje, viskas tvarkoje, čia daug žmonių, bet kai žmonės grįžta į Lazdynus, Fabijoniškes, Karoliniškes ir kitur, tai staiga pasimato, kad daug kam nueiti iki elementaraus skverelio yra tolokai. Tai padarėme labai elementarų veiksmą, apsibrėžėme, kur žmonėms yra prieinamos viešos erdvės kelių minučių atėjimo atstumu, nustatėme vietas, kur gyvena daug žmonių, o ateiti iki parko, skvero, kažkokios viešos erdvės žalios yra problema. Ir būtent tose vietose suplanavome įrengti šiemet 10 skverų. Ne tik suplanavome, bet ir pradėjome jau vykdyti projektavimo darbus, derinimo su bendruomenė darbus ir būtent tose rajonuose 10 skverų tokių naujų atsiras. Kadangi jūsų planuose yra tvarkyti ir daugiabučių namų kaiminijų vadinamųjų didesnės teritorijas, žaliasias vidinės, kaip jūs galvojate jungti bendruomenės? Koks tai turėtų būti mechanizmas? Kaip minėjau, iš savivaldybės pusės pabandėme identifikuoti ir identifikavom tikrai vietas, kur labiausiai reikia pagal objektyvius statistinius duomenis, kur daugiausia to poreikių yra. Mano tikslas yra, kad visi toje centrinėje ir aplink centrą esančioje dalyje žmonės, kad 5 minučių maždaug atstumu, kad jie galėtų pasiekti viešą skverą arba parką arba kitokią vietą. Tai natūralu, ten, kur didžiausias poreikis yra, ten ir suplanavom vietas, visur jau yra pradėta, arba bent jau iš tų 10 vietų daugelį yra pradėta bendrauti su bendruomenė, ateina architektai atitinkamos vietos, parodo, kad planuojame čia ir čia, arba bendruomenė sako, viskas gerai, pritarim, kad ta vieta, kai kur yra pasiūlyma, kad truputėlį galbūt į kitą vietą perkelti, kai kur padiskutuojama, kur geriau. Aišku, diskutuojama jau yra, kas tiksliai ten turėtų būti, nes šalia elementarių dalykų, vėja, medžiai, sutvarkyta kietoji danga, suoliukai, yra ir klausimai tokie diskusiniai, ar sporto įrenginiai, ar vaikų žaidimo aikštelės, ar kiti dalykai, natūralu, kad bendruomenė tik tai gali pasakyti tai. Ir kaip tik šiuo metu ir vyksta tas procesas derinimo su bendruomenė, klausimo bendruomenės ir kartu tų projektų rengimo.
Ar bendruomenės pačios turės kažkaip finansiškai prisidėti? Šiuo atveju bendruomenės finansiškai neturės prisidėti, tai yra savivaldybės erdvė ir kaip tik jau esame parengę arba beveik parengę tokią labai aišku Vilniaus išdėstymą ir schemą, kur būtų labai aiški riba, kur yra savivaldybės atsakomybė ir savivaldybė tai sutvarkys, o kur yra jau pačių bendruomenių atsakomybė ir kur savivaldybė tik tai prisidės tvarkyti. Tai labai natūralu, kad kai yra vidinio kiemo sutvarkymas, tiesiog vidinis kiemas ir tiek, ir labai nedaug žmonių to naudojasi, o gal kartais ir užtvertas tas kiemas, tai aišku, kad tai yra pirmiausia bendruomenės reikalas ir savivaldybė gali padėti. Bet jeigu tai yra, tarkime, vidinių įvairių pravažiavimų, gatvių ir panašių dalykų sutvarkymas, tai mes sakome aiškiai, kad savivaldybės tai yra rūpestis ir savivaldybė tai darys ir lygiai taip pat ir tų skverų rajonuose. Ir mes iš viso Vilniuje esame nustatę, kad apskaitai poreikis būtų apie 30 tokių skverų įrengti. Šiemet jau, kaip sakiau, pradėjome su 10, tai atitinkamai 3 metų maždaug programa būtų, kiekvienais metais po 10 ir sakytume, kad Vilniuje daugumai, absoliučiai daugumai, bent jau daugiau gerokai negu 90% žmonių yra kelių minučių atstumu pasiekiamas skveras, kur galima praleisti laiką, pabendrauti, pabūti viešumoje. Jūs dabar nuolat rengiate susitikimus su atskirų bendruomenių žmonėmis. Kaip tie susitikimai vyksta ir ko tie žmonės nori? Mano tikslas yra visas seniūnijas aplankyti, kai kurios netgi ir po 2 kartus, priklausomai nuo to, kokia seniūnijos konfiguracija, nes kartais visi turi bendrumą visoje seniūnijoje, kartais bendruomenės tokios kaip ir pasidalinusios. Tai va, tarkim, ir šiandien važiuoju į Šeškinės bendruomenę šnekėti, aptarsim ir tos pačius dalykus dėl Šeškinės tos viešos erdvės, nes kur yra tas Šeškinės centras, tas sovietmečiu dar suprojektuotas prie dabar iki parduotuvės ir tokia nesanti, bet iš viršaus ant žemėlapio matoma alėja, kur planuojame sutvarkyti. Va, tai kaip tik aptarsime, ar tinkamas iš principo vietos identifikavimas, kas tenai galbūt galėtų būti, tai apie tai išnekėsime. O ši bendruomenė tai priklausomai nuo bendruomenės. Tokiuose tankiai gyvenamuose rajonuose tai dažniausiai klausimai, be jokios abejonės, yra parkavimo problemos, įvažiavimai, panašus dalykai. Priklausomai nuo vietos, aišku, būna vienas kitas skaudulys ir kiti dalykai, tai apie visus atvirai ir pasišnekam. Vadinasi, šiais metais planuojate, kad 10 erdvių turėtų būti sutvarkyta? Taip, šiemet yra 10 erdvių ir tai yra apie trečdalis viso poreikio. Dar per kitus metus dar ko gero 10 turėtų būti, jeigu bus biudžete patvirtintos lėšos, bent jau aš siūlysiu, ir dar po kitų metų dar 10. Ir tai reikštų, kad visam Vilniuje iš tiesų viešųjų erdvių prieinamumas būtų ne tik centrinėje dalyje, bet ir ten, kur gyvena daugiausiai žmonių. Netrukus, kai pajudės daugiabučių kvartalų viešųjų erdvių tvarkymo darbai, galėsime palyginti šiuos ką tik matytus mūsų dar ankstyvą pavasarį filmuotus vaizdus su tuo, kas bus padaryta. Na, o dabar persikelkime į didžiąsias miesto žaliąsias erdves. Vilnius nuo seno garsėja kaip žalias miestas ir jeigu bandytumėm tuos želdynus kategorizuoti, tai yra kelios jų rūšys. Tai pirmiausiai tai yra miesto parkai, tai yra tokie kaip Bernardinų sodas, kaip Vingio parkas, tai yra tie didieji želdynai skirti visų miestiečių rekreacijai, kurią mes jau važiuojam, reiškia, automobiliu ar viešuoju transportu. Bernardinų sodo sėkmė parodė, kad būtent miestiečiams trūksta tokių sutvarkytų rekreacijai panaudojamų erdvių, intensyviai rekreacijai panaudojamų erdvių, kuriuose būtų ne vien tik tai takeliai ir suoleliai, bet ir vaikų žaidimo aikštelės, ir fontanai, ir kurių būtų atitinkama kokybė tiek želdynų sutvarkymo, tiek ir įrangos. Tai pirmiausia reiktų kalbėti apie šitų, reiškia, tokių kaip reprezentacinių žaliųjų erdvių tvarkymą ir kūrimą. Gal didžiausia želdynų tvarkymo klaida, kai viskas daroma stichiškai, neįsigilinus į istorinę medžiagą, kažką pasodinant, kažką iškapojant. Pagrindiniuose didžiuosiuose istoriniuose Vilniaus miesto parkuose ir soduose, Vingio, Sapiegų, misionierių, reformatų, viskas vyks pagal parengtus atkūrimo planus. Taip kaip jau pasiteisino Bernardinų sode. Ir dirba ta pati projektuotojų grupė. Šitame plakate jūs matote istorinį planą, kuris užkeltas yra koordinatėse ant šiuolaikinės, ant šiandieninės situacijos Vingio parko. Ir tai yra istorinis planas 1790 metais datuojamas. Būtent šitą visą Vingio teritoriją ir vienu žodžiu mes žiūrėjome, kiek yra išlikę takų istorinių, kiek galima atsekti to buvusio plano. Planas yra labai įdomus,
nes matosi jėzuitų buvusio teritorijos rūmų ir buvusių šitų daržų ir vaistažolių, lysvių išplanavimas. Taip pat matome, po apačia galime matyti buvusius šviesiai gelsvi takai. Melsvi takai yra šiandieniniai takai ir vienu žodžiu jie mums šneka apie tai, kad nemaža dalis takų yra išlikę iš 18 amžiaus. Kas iš ties yra labai įdomu, nes šita teritorija yra buvusi kaip žvėrinčius ir buvę yra medžioklių laukai, medžioklių takai, properšos, kas buvo tuo metu būdinga Europos dvaruose, sakysime, ir želdynuose. Šiai dienai yra parengtas taip pat specialusis Vingio parko projektas. Čia buvo užduota įvairios užduotis tiek įrengti papildomus takus, tiek kad atsirastų papildomos vaikų žaidimo aikštelės, taip pat kažkokie komerciniai sezoniniai taškai, kur būtų galima, sakysim, nusipirkti ledų ar išgerti kavos. Taip pat buvo įvertinta ir ta istorinė medžiaga, kurią prieš tai minėjau, ir pasiūlytos tam tikros vietos, kur gal pažymėti tą buvusi, sakysim, žvaigždinę takų sistemą, bet neįrengiant takų, o tiesiog paieškant vietų ir galimybių, vertinant želdinius atitinkamai, ta prasme, ir galimybės, ir pažymėti tas taškus, kuriuose buvo susikirtimo taškai žvaigždiniai, kaip vienas iš šitų yra. Tai aš manau, kad bus informacinė sistema, kuri duos žmogui informacijos ir galimybės pažinti tą vietą giliau ir nemanyti, kad jinai susiformavo tik, sakysim, 19 ar 20 amžiui, o tai, kad šita istorija, šitos vietos istorija mums šneka jau nuo 15 amžiaus apie buvusios Radvilų valdas, apie vėliau buvusios jėzuitų, labai aukšto lygio visą, ta prasme, išplanavimą šitą daržų ir sodo ir rūmų. Koks likimas laukia dabartinio botanikos sodo ten esančio? Mes bendradarbiaujam su botanikos sodu ir žinom, kad jie irgi yra pasirengę projektą, investicinį projektą ir laukia patvirtinimą šitam projektui ir jie nori tvarkytis, atstatyti, atkurti pagal ikonografinę medžiagą išplanavimą būtent vaistažolių šito sodo daržo, nes šitas vaistažolių daržas buvo ta vieta, kurioje buvo auginamos vaistažolės, iš kurių paskui buvo daromi įvairūs gydymo preparatai ir pardavinėjami Vilniuje universiteto gatvėje. Šiuo metu yra projektuojamas misionierių sodas, tai yra čia prie Subačiaus apžvalgos aikštelės, nuo misionierių bažnyčios leidžiantis žemyn link Vilnelės, visa sistema su vandens telkiniais ir reiškia to šlaitu, nuo kurio atsiveria puikūs vaizdai į senamiestį. Tai vat šitas sodas planuoja taip pat įrengti. Misionierių sodai yra įsikūrę tarp Subačiaus gatvės ir Vilnelės Vingio. Visa šita teritorija, kurią šiai dienai kerta Maironio gatvė, kažkada yra buvusi vientisa teritorija ir jinai buvo būtent, visa šita teritorija priklausė misionierių vienuolynui. Taigi mes turime čia vėlgi paveldą, vėlgi mes girdime, kad tai yra vienuolių buvęs želdynas ir tai buvo vienas iš tokių pavyzdinių želdynų 18 amžiui, 17 amžiui. Taigi teritorija buvo sudalinta į 4 skirtingus sodus ir mūsų buvo tokia, kaip ir, sakysim, užduotis, viena iš užduočių atkurti tą visą sodų komplektą ir įprasminti šitą buvusį vienuolyno tradiciją. Taigi šitą bandėme sujungti, suartinti kuo daugiau perskirtas teritorijos, tada siūlome Maironio gatvę šiek tiek siaurinti, įrengti dviračių taką, atskirtą nuo važiuojamosios dalies, turėtų atsirasti papildomi takai, pėsčiųjų skaldos takai, kurie sujungtų šitą viršutinę dalį su apatinė dalim, taip pat atsirastų geresnė, sakysime, infrastruktūra pėsčiajam. Vienu žodžiu, šitą humanizuoti teritoriją ir suartinti užupį, priartinti prie centrinės senamiesčio dalies.
nes mes turime dabar galimybę nusileisti keliais net taškais iš kelių taškų nuo bokšto, nuo Subačiaus gatvės. Taipogi atsiranda, kas liečia želdynus, tai atsiranda paminėjimas to kaip sodų, šitą buvusių vaismedžių sodų, pažymėjimas želdiniais ir mes siūlome kai kuriuose vietose užveisti vaismedžių sodus. Kadangi yra išlikusi pakankamai kokybiška ikonografinė medžiaga, pagal ją mes galime orientuotis būtent kur tie sodai buvo ir sakysim, jų ribos yra aiškios. Aišku, yra ir tai, kad, sakysime, iš buvusių tvenkinių sistemos, kur irgi yra istorinė ir kuriuose vienuoliai augindavo daug žuvų ir tai buvo vieni iš tokių turtingiausių tvenkinių, žuvingiausių. Yra sunykęs vienas tvenkinys, kurį mes taip pat siūlome paminėti. Taip pat siūlome įrengti daržus, nes žinome, kad Užupio šitą bendruomenę, jinai mėgsta užsiimti daržininkystę, jie ir dabar šiuo metu čia yra tokių darželių, mažesnių, didesnių. Taigi mes įrengėme vietą, kurioje galėtų atsirasti bendruomenės daržas, kur bendruomenė galėtų rūpintis ir sodinti pagal savo, kaip sakant, kompozicijas ir poreikius ir pomėgius. Daugelis vilniečių, net ir gimusių sostinėje, nelabai žino, kur yra tie senieji vienuolynų sodai, turintys itin gilią istorinę praeitį. Štai pavyzdžiui, Reformatų sodo vietą daugelis apibūdintų kaip parkelį prie centro poliklinikos. Reformatų sodas yra įsikūręs tarp Pylimo gatvės, Teatro gatvės, nusileidžiančios Basanavičiaus gatvės ir Kalinausko gatvės. Taigi teritorija turi ryšius, pėsčiųjų ryšius su visom šiom gatvėm. Jie supa užstatymas tiek nuo Basanavičiaus gatvės, nuo Teatro gatvės ir nuo Kalinausko gatvės. Šioje teritorijoje pagrindinis darbas yra reljefo atkūrimas. Naikinamas šitas visas betoniniai laiptai ir naikinama kažkada suniokojusi sistema apkasų, kaip sakant, čia tokia apkasų sistema, iš kurios turėjo kažkada išlipti skulptūros partizanų. Taip. Taigi mes atkuriam reljefą, formuojame naują tuo pačiu veidą, gal kai kuriems vilniečiams net nepažįstama. Senieji vilniečiai atsimena, kai šita teritorija buvo vientisa ir nebuvo šitų didelių betoninių intervencijų. Mūsų parko šito sodo dalyje atsiranda zona vaikams, šlaite prie gyvenamųjų, Teatro gatvės, taip pat atsiranda pergolė su soliukais, poilsio zona, vandens takas, gėlynas, numatoma aikštelė sezoniniai kaviniai, taip pat atsiranda viešo tualeto vieta, išlaikomi visi ryšiai, kurie buvo skersiniai nusistovėję šitoj teritorijai, tiek iš Teatro gatvės į Pylimo gatvę, tiek iš Basanavičiaus į Pylimo gatvę, ar iš Kalinausko patekimas vėlgi link Trakų gatvės. Antakalnis itin žalias rajonas, išsidriekęs tarp Neries ir miškingų kalvų. Restauruoti Sapiegų rūmai, ketinama atkurti ir rūmų želdynus. Vėlgi mes turime ypatingą Vilniaus miestui želdyną, istorinį želdyną, unikalų tuo, kad jisai yra išlaikęs savo erdvę, pagrindinę erdvę priešais Sapiegų rūmus. Mes turime erdvę barokinę. Šita teritorija, kaip ir matote plane, yra tarp Leono Sapiegos gatvės ir Antakalnio gatvės. Taigi čia yra planas želdynų inspektorizacijos, inventorizacijos. Jame mes suvedėm duomenis šiandieninės situacijos želdyno, kad galėtume toliau daryti prielaidas apie tai, kiek yra išlikę seniausių iš šitos vietos medžių. Toliau mes matome plane jau projektinius sprendimus. Taigi šitos barokinės teritorijos, kuri susiformavo jau 17 amžiaus pačioj pabaigoj, pagal išlikusius rašytinius šaltinius galima susidaryti vaizdą, kas tai buvo per kraštovaizdžio, sakysim, kūrinys ir kas yra iš to laikotarpio išlikę ir pasiekė mūsų dienas. Šiai dienai yra daromas techninis projektas rūmų restauravimo.
O mes parengėme projektinius pasiūlymus barokinės dalies sodo, parko, priešais rūmus projektinius pasiūlymus parengėme. Taigi vadovavomės visais istoriniais šaltiniais. Istoriniuose šaltiniuose yra aprašyta, kas augo, kokiose vietose augo. Taip pat yra išlikę istoriniai planai, pagal ką mes nusistatėme visą kompoziciją. Taip pat rėmėmės europiniais analogais to laikotarpio, kai buvo formuojami barokiniai sodai. Tai yra neatsiejama dalis Sapiegų rezidencijos. Mes ją turime suvokti kaip bendrą rūmų ir teritorijos. Nes rūmų pagrindiniam fasadui vienas iš pagrindinių dalykų buvo turėti tolimo plano ašį, kuri asocijavosi su amžinybė ir kuri atvėrė visą parko, kaip sakant, tą tokį užduodavo toną didybei. Bet kuriamos ir naujos želdynų grupės. Pavyzdžiui, bus japoniškas sodas ir visa poilsio zona nuo Kalvarijų gatvės iki Siemens arenos. Labai įdomi želdynų grupė formuojasi buvusioje Neries senvagėje, kuri anksčiau Neris tekėjo palei Šeškinės šlaitus ir paliko tokią visą grandinę reliktinių ežerėlių. Tai būtent šitų želdynų pradžia būtų Ozo parkas, kuris jau dabar įrengtas greta Siemens arenos ir gyvenamojo kvartalo, toliau persimestų į kitą Ozo gatvės pusę, kur yra dabar VGTU kompleksas planuojamas ir ten vėlgi tie ežerėliai susitvarkytų ir susijungtų pėsčiųjų dviračių takų su Ozo parku ir visa ta grandinė būtų pabaigta jau arčiau Konstitucijos prospekto esančių japoniškų sodų. Tai turėsime, reiškia, visiškai naują želdynų grupę pačioj miesto centriniai daly ir kadangi mes aplamai planuojam didelę Šnipiškių teritorijos konversiją ir daug intensyvesnį užstatymą šitoje vietoje, sieksim pritraukti naujus gyventojus būtent šitoje vietoje miesto centrą, tai manom, kad šita želdynų grupė taip pat ir padidins šitos teritorijos patrauklumą ir pagerintų ir gyvenimo sąlygą būsimiems šitos teritorijos gyventojams. Tai matom šitoje vietoje tos želdynus kaip vieną iš priemonių mum ir miesto patrauklumą padidinti ir vėlgi vykdyti tų neefektyviai naudojimų teritorijų konversiją, kas irgi yra vienas iš esminių mūsų miesto plėtros uždavinių. Taip pat yra didieji miesto želdynai, tai yra regioniniai parkai, kuriuose yra ir takų sistemos, pažintinių takų sistemos, dviračių takai. Tai jau tokiai visos dienos rekreacijai skirti objektai, kur galima vaikščioti visą dieną su šeima ir paskyrus visą dieną būtent gamtos pažinimui. Neutraliai kalbėti apie žaliuosius Vilniaus regioninius parkus šiandien nebeišeina. Pernelyg daug pažeidimų ten išryškėjo. Ir ryškėja pagrindinė viso to priežastis – aiškaus šių saugomų teritorijų reglamento nebuvimas. Iš tiesų esu su plėtros departamento vadovu kaip tik aptaręs tą klausimą, tai net nebejoju, kad reglamentavimas turėtų būti tikslesnis ir aiškesnis. Galiausiai yra tokių klausimų, kur reikia labai normalaus atsakymo, teritorijos tvarkymas, tarkim, ar ne, ką tai reiškia, ar ten gali atsirasti gražesni kažkokie namai ir jų neturi jokiais būdais atsirasti ir taip toliau. Tai visus tos dalykus reikia labai aiškiai atsakyti ir aš manau, tos klausimus mes ir su taryba aptarsim ir tikrai jie turi būti aiškiau reglamentuojami, o dėl pačių pažeidimų, kur visa eilė nustatyta, tai pagal tą medžiagą, kur aš turiu, iš tikrųjų esu pavedęs tą medžiagą surinkti, dalis jos jau yra, tai labai akivaizdžiai matosi, kad dalis pažeidimų yra turbūt nepastebėjus arba akis užmerkus ir parko vadovybei, o dalis pažeidimų atsirado nepaisant to, kad parko vadovybė bandė jiems užkirsti kelią. Tai iš tikrųjų paveikslas čia yra labai sudėtingas, man panašu iš tiesų, kad abidvi pusės šiuo atveju arba įvairūs žmonės, kurie labai garsiai apie tą problemą šneka, visi yra prisidėję prie to, kad ir svetimoje žemėje būtų tvarų atsiradę ir reglamentų nesilaikome. Tai man šita istorija atrodo labai negraži, bet aš esu tikras, kad mes tikrai ją išspręsime, nes ir reglamentus reikia sutvarkyti ir bendrai valdymą šitų parkų ir kitų viešų erdvių. Tai vadinasi, tie dokumentai, būtent planavimo dokumentai, jie dabar galbūt net ir kažkiek sparčiau bus rengiami. Aš net nebejoju, kad jie bus sparčiau rengiami. Jau matėte, kad yra puikių specialistų, galinčių parengti detaliuosius žaliųjų zonų planus. Šįkart nekalbėjome su architektais jau ne vienerius metus rengiančiais ir regioninių parkų, itin jautrių vietų tvarkymo projektus, kurie leistų išvengti panašių klaidų. Belieka juos baigti ir patvirtinti aiškią tvarką. Tikrai žalias mūsų Vilnius.
ir sujungus projektuotojų, miesto tvarkytojų ir bendruomenių jėgas galima jį padaryti tiesiog pavyzdinę žaliąją sostinę. Bet apie tai pasakosime jau rudenį. Ačiū, kad žiūrėjote. Likite su LRT kultūra.